Sveiki, bičiuliai. Na ką, vis dėlto ketvirtadienis šiandien ir kaip jau tokią pradedu, kaip ir tradicija, ketvirtadieniais darau šiokį tokį išpardavimą. Tai vėl buvo pradžioje planai dideli, daug, masiškai kažką pasižiūrėjau, kad jėgų, laiko, visko trūksta filmavimam, trūksta pasiūlymam, palyginus kiek aš visko turiu. Tai žodžiu, gal neskubam, gal ketvirtadienį, sakau, reikėtų padaryti tokį, kiek spėjom tiek, o jūs žiūrėkite, gal kažką rasite savo. Neskau, kad išpardavimas ir viskas ten labai jau už ačiū. Ne, to nesakau, bet tai bus kai kas labai pigiai, kai kas bus normaliom kainom. Kai kas bus to, ko nepateikiu internete, įdomesnės prekės, kai kas bus gal, kur jūs ten vieną nuperka, vieną turiu ir, sakykime, labai daug kas norit, bet aš nebeturiu. Tai va, jeigu gaunu vėl tokių, kai sakant, jums reikalingesnių prekių, tai va, vėl per išpardavimus jos. Taip ir, kai sakant, turėjau porą lentučių peilių magnetinių. Bet taip gaunas, kad važiuoja žmonės ir nuperka iš karto, laikiau šiam kartui, bet viena liko. Žodžiu, ką dar esu gavęs gerų dalykų, tokių grotelėm valyti, rimti stori, tai šitie faini. Bus daug, bus galastuvų tokių, bus peiliukų, bus bokalas vienas rimtas, labai gražus toksai su brangakmeniu tokiu. Bus daug ko. Šiandien pasiūloj peiliukų bus įvairesnių, vėl nerestauruotų bus japoniukų. Tai žodžiu, stebėkit, rašot pirmas žmogus parašęs komentaruose, noriu imu, ar kaip, kad svarbu suprasčiau, kad tai jūs imate. Jam ir atiteks prekė. Jeigu bus daugiau prekių, 2, 3 vienetai vienodi, tai pirmam, antram, trečiam paeiliui atiteks. Žodžiu, taip, šiandien pas manęs planai tokie. Darom išpardavimą ir aš, aišku, galandų peiliukus turiu eilutę tokią tiek žmonių, dar ne viską spėjau išgalasti, tiek ir savo, čia kelias dienas restauravau peilius japonus, visokių labai rimtų, tai šiandien jau liko galandinimas peilių ir tai dabar paskaičiavau, stoja 28 peiliai galandinimi, tai žodžiu, ne vienos dienos darbas, tikrai ne vienos, čia panašiai gali būti, jeigu jau dirbčiau po daug valandų, tai ir gal į 2 dienas, bet po daug neišeis, kažkas trukdo, yra ir išpardavimai, ir šiaip visko, tai manau, kokias 3-4 dienas darbo turiu tokio. O jūs, jeigu galąsti reikia, tai kreipkitės, atvežkite, atsiųskite peilius, pasitengsiu, kartais jums teikiu pirmenybę negu savo peiliam ir perkeliu į priekį galandinimus jūsų. Tai žodžiu, ką galiu pasakyti, geros dienelės jums, gero mažojo savaitgalio ir nepamirškim vis peržvelgti video. Manau, kad kažkas vienam kitam tikrai tiks. Iki brangieji.